kada plauti dantis? Prieš maistą ar po maisto? Ryte. Vieni plauna tik atsikėlus, Taip. kiti plauna papusryčiavus. Taip. O kaip yra teisingai? Žiūrėk, ačiū Dievui, kad plauna, pradėkim nuo to. Ai, čia netgi taip? Nu, aš jau labai džiaugiuosi, kad jie apskritai plauna, nes yra žmonės, kurie tik tai čia pasivalo, yra žmonės, kurie tik su pirštu valosi dar 21 amžiuje ir aš daug tokių pažįstu artimoje aplinkoje, jo, ypač vyrai kažkokie yra. Ta prasme, su pirštu. Taip. Pasta ant piršto ir pasivalo? Būna su vandeniu tik tai, būna su rankšluosčiu. Ta prasme, yra visokių, čia yra wow, jo. Okay. Nu, bet čia yra, supranti, asmenės higienos įgūdžiai. Nu, mes jau, jie tikriausiai visi tokie silpnesni pas tą žmogų bus. Gerai, tai tada jeigu yra tokių žmonių, pabandykim pasakyti, kaip reiktų teisingai plauti. Gerai, teisinga būtų atsikėlus iš karto išsivalyti dantis. Aha, okay. Ne po pusryčių. O kodėl? Aš to paaiškinsiu, kodėl. Mūsų burnoje yra milijardas bakterijų. Nu, beprotinis skaičius. Daug rūšių, ten iki 500, iki 700 rūšių. Dar visos nėra net tiksliai ištirtos. Mes, kada vakare išsivalome dantis ir atrodo logiška, mes išsivalom, nevalgiam, kodėl mums reikia vėl valytis ryte. Toks loginis būtų pamąstymas. Taip, atsigėriau vandens ir einu. Jo. Tai va todėl, kad mes, kai išsivalome dantis, matai, mes nesterilizuojame burnos. Lieka tos bakterijos. Jų lieka burnoj. Mes jų neišvalome visų. Jos per naktį dauginasi. Ir moksliškai rodyta, kad per 8 valandas jos vėl mums visą kolonizuoja visą dantų paviršių, kiek tai yra įmanoma. Vagelės, ten, kur jos yra. Ir kai tu atsikeli ryte, vėl tau nemalonus kvapas. Teisingai? Nu, taip. O kodėl? Atrodo, kodėl? Taigi išsivalyk su supermėtinę pastą, kom nori. Bet ryte vėl nemalonus kvapas. Dėl to, kad tos bakterijos, jos seilės neišsiskiria, tu nejudi, liežuvis nejuda, sausa pakankamai ir jos ten dauginasi. Tai tada būtų teisinga iš karto atsikelt, bet galima atsigerti vandens ryte ar geriau iš karto įplaudantis? Ne, atsigerti to vandens, o kodėl negalim? Tai nuploviau bakterijas ir važiuoju. Ne, klausyk, bakterijas nedurnės. Jos, šiaip bakterijos išgyvena per visą mūsų, žinai, nuo žemės atsiradimo. Jos yra protingiausias, man atrodo, esantis šitas gyvas organizmas. Bakterijos, jos žinai ką daro, planktoninė bakterija tai yra po vieną, jos nevaikštų po vieną. Jos supranta, kad jeigu jinai bus viena, liežuvį pajudinsi ir ją išspjausim. Jos susikabina už rankyčių, tada už kojyčių, tada jos apraizgo dantį ir dar klijus išleidžia. Tai vad, kad tu suprastum, čia yra tas apnašas. Ir Max stengiasi išsaugoti savo gyvybę. Kaip ir mes. Ir viskas, dėl to tu jų neišspjausi taip paprastai. Nurysi, nieko tu nenurysi. Okay, bet tai tau tada nieko neatsitiks. Išsiplaunu tik atsibudęs, išgeriu vandens, išsiplaunu, darau savo reikalus, papusryčiauju. Būtų logiška vėl plauti, ar jau nebereikia? Praskalauk. Jeigu tu gerai išsivaliai dantis, tai tu juos praskalauk. Tiesiog su vandeniu praskalauk ir viskas. Ir tada jau kitas valymas. Aš asmeniškai, tai priklauso nuo to, aš turiu breketus, taip? Tai aš valau po kiekvieno maisto. Arba su irigatorium praeinu, arba valau su šepetėliais. Man praskalauti neužtenka, nes man tikrai užstringa viskas. Bet normaliai kitas žmogus turėtų valyti vakare. Nes va tas 8 valandų tarpas, kai bakterijos jau tą apnašą tokį stipresnį sudaro, tai yra 8 valandos. Bet dienos metu vis tiek juda liežuvis, tu kramtai kramtoma, tu geri. Dienos metu yra pakankamai taip geriau. Tai 2 kartus būtinai? Būtinai. O kaip tu galvoji statistiškai, kiek žmonės tikrai 2 kartus valosi dantis? Aš neįsivaizduoju. Aš jau, žinai, nustebau, kad su rankšluosčiu pasivalo, man čia buvo šokas. Jo. Aš, žinai, kaip, aš pasakysiu taip, tai aš sakau žmonėms, vakar turėjau vaikiną, 24 metai. Kaip atrodo mano košė, žinai? Tai vat pasivisi dantis, kaip mano košė apdengti. O priekis, va, čia viršutiniai švarūs. Ir aš jam sakau, tu nevalai dantų. Jis sako, aš valau dantis. Matai, jūs skirtingas reikšmės valymų dantų turite. Aš tada sakau, gerai. Tada, kaip man jau sakau, tu blogai valai dantis. Bet aš tai skaitau nevalymų dantų. Tai, kad jis pamakaluoja tenais 10 sekundžių tuos dantis, su šepetėliu priekinius, tai čia nevalymas yra. Kiek reikia laiko valyti dantis? 2 minutės. Niekas neišvalo. Tai gerai, bet 2 minutės aš pasistatau timerį ir 2 minutės privalau valyti, ne? Čia minimumas. Rimtai?
O jeigu minutę, bet intensyviai? Nu, nereikia intensyviai, tau nereikia stipriai, tau reikia švariai nuvalyti tuos dantis, su visais mes kalbam tarpdančiais, nu dantis turi 5 paviršius. Mes nekalbam tik tai, žinai, tai užtrunka. Tu pabandyk vien su siūlu praeiti visus tarpdančius, tu jaučiau už 10 minučių valys. Nu, čia dar kitas klausimas. O siūlą būtina naudoti kiekvienam žmogui? Čia, aš žinau, kad labai norėtum sakyčiau, ne, gali nenaudoti tik to, atzin, tas siūlas. Žinai, kaip sakoma, jeigu nori, kad dantis sveiki būtų, valyk. Nenori, tai nevalyk. Nieko būtina nėra, nieks čia su šautuvu nelaiko. Bet jeigu aš su šepetėliu išsivalau, tai ką siūlas dar padaro? Jisai tik tu neišvalai tarpdančių. O ten ką jis išvalo? Tarpdančius užstrigusi maistą ar apnašas jis dar pravalo? Apnašą. Rimtai? Nu, pasižiūrėk, kiek yra tarpdančių šepetėliai. Tu pabandyk, kada nors įkištų ištrauksi ir tu kaip su manų košė tokia, grinai. Jos nėra, ypač aš, pavyzdžiui, akinius užsidedu. Arba žinai, kaip gerai, nufotografuok ir priartink su savo telefonu. Dar pasakyk su mikroskopu pažiūrėt, tai tada taip baisu pasidarys, kad 5 minutės valys žmogus. Specialiai labai galvoju, paimsiu pasėlius darys, kad parodė žmonėm, kas išauga iš jų apnašų. O siūlo naudoti lygiai taip pat ryte ir vakare? Ne, tik tai vakare užtenka. Tik vakare jau. Ryte jau nebereikia. Ne. Tuomet supaprastinam žmonėm dabar. Supaprastinam. Šepetėlis. Koks šepetėlis? Minkštas, kietas, paprastas, elektrinis? Žiūrėk, minkštas šepetėlis, taškas. Soft. Soft, jo. Pamirštam kitus ir neužduodam klausimo, kodėl jie gaminami. Tiesiog pamirštam. Jeigu rinktis galima ar elektrinis, ar paprastas, elektrinis geriau. Bet elektriniai yra skirtingi. Senos, naujos kartos tada reikia. Tada jie yra saugus, vibruoja ir nebraižo ten dantų, nes senos kartos, nes žmonės labai maišo. Yra tikrai labai daug pigių elektrinių dantų šepetėlių, kurie tikrai yra labai agresyvūs. Aš juos drėlė vadinu. Čia sakau, ne šepetėlis, jis vati visą, žinai, kaip drėlė varo. Tai jų nereikėtų naudoti, jau tada geriau rankinis. Bet šiaip, Artūrai, žmogus valo dantis pats savo rankom. Ir aš tikrai mačiau labai daug žmonių, kurie turi elektrinį ir nieko nevalo. Tai kažką tenais irgi. Neaišku, ką ten darė su to šepetėliu, bet jie neišvalo. Taip, kad tu gali nuostabiai su vieno danties šepetėliu išvalyti dantis ir tu gali labai blogai išvalyti su garsiniu ar elektriniu šepetėliu. Čia reikia sąmoningai valyti dantis, kaip ir valgyti, sportuoti, nežinau. Tu turi žiūrėti į veidrodį. Va, duosiu labai gerą patarimą. Visada reikia žiūrėti į veidrodį, kai valai dantis. Ir žiūrėti, ką mes valome. Žmonės nežiūri, jie vaikšto kažką ir jie neišvalo. Ir visą laiką žmogui sakau, pradėk valyti nuo vidaus. Nes garantuoju, tu pradedi nuo priekio ir va čionais. O viskas yra viduj. Visi akmenys viduj. Apnašos viduj labiausiai. Ir reikėtų pradėti nuo apatinių dantų iš vidaus. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.